Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausiu vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su dar vienu didžiuliu kolekcijos papildymu. Andromeda Edge Deluxe Edition su visais priedais. Tokia didžiulė dėžė. Nes čia visko tiek daug ir dar visokiausių smulkmenų bus, tai kurias dabar iš karto ir parodysiu, nes vis tiek dėžę reikės man apsukti, kad kitą pusę parodyti, nes ji yra totaliai gigantiška, tikrąja to žodžio prasme. Tai va, kas dar buvo, tai va tokie trėjai, kur galima ridenti, va gražus tikrai. Tik kur aš juos naudosiu, nežinau, čia gal reikės išdovanoti ar kaip. Paskui įmaučiu, labai gerai. Čia kaip suprantu, puodeliam pasidėti. Čia tokie nukai kažkokie. O dabar kas yra kitoje dėžės pusėje? Visko daug, visokiausių spaceshipų, raideriai, factionai, insertai yra washed miniatures, all-in editionus ir žiūrim, kas yra viduje. Pirmą kartą taip matau, kad čia galima įsidėti kažką viduje. Nu va, kaip storinti viską. Useful, labai useful, gera vieta tokiam dalykui. Rūbukas. Setapas ir taip toliau, visko daugybė. Tai kas nesat girdėję apie Andromeda Edge, tai čia yra netiesioginis sequelas Dwellings of Eldervale žaidimui, taip jau space tematika. Daug kas sako, kad čia yra tikras patobulinimas, tikras improvementas, tai reikės žaisti ir išmėginti. Vienu paaiškinimu. Appendixas irgi, manau, jūsų dalykas, kai yra daug factionų visokiausių, kortelių ir taip toliau. Nu, čia tikrai yra daug. Moduliai visokiausi. Dar vienas Escalation. Taip, čia expansionas, kiek aš pamenu. Naujas regionas prisideda ir panašiai. Nu jo, daug visko. Gerai, ką toliau turime? Player aidai, kaip suprantu. Čia toks įdomus kartonas, tikrai ne plastikas. Čia kažkoks kitoks player aidas. Čia kažkoks command matas, ar kaip čia pavadinsi. Čia gal solo žaidimai. Tai čia jau daugiau negu vienas, kaip pasižiūrim. Gal kartbordas būtų buvęs geriau. Tai čia suprantu pagal player colors. 5 spalvos, kaip tik nes žaidėjų yra 5. Na, va gerai, kad nesylas, o tiesiog toks kaip maišelis viskam. Tai va čia šitie tokenai pakeis šitos tokenus, kaip ir viskas aišku, tai kaip man jų nereikia išpančinti. Ir šituos irgi, tai tada realiai tik tokie. Čia jau rimtas kartbordas tikrai. Skirtingi laivai. Tos planetos zonos. Man patinka toks dydis, va toks heksagonas, tai patraukliau atrodo negu tie standartiniai. Čia tokie įdomus. Šiukšlių kibirų ar ką žinau, ar jie reikalingi. Tai vat kol kas paliksiu taip, o daugiau bus matyti. Taip, o čia jau pats tikrasis grožis. Čia bagas, kaip suprantu. Nu, gražus tas šeidinimas. Tikrai. Klausiu, čia jie susidengia. O čia grožis. Nu jo. Rimta. Taip sakyčiau idealiai. Kai kur taip atrodo jau murzinokai. Bet šiaip tikrai neblogai. Tas šeidinimas. Čia tokie vat mažiukai. Taip pat
Dar va tokie. Aišku, ant rankos, nu, vat sunku parodyti, labai tokia spalva auksinė. Įdomios tos miniatiūros. Čia tai atrodo viskas. Kaip suprantu, kiekvienas fekšonas šitos naudos. Tai va toj po vieną parodysiu. Nu jo, tikrai cool dalis. Taip, kas toliau? Ant šono. Čia kaip suprantu, gal koks Toy Solutionas. Čia toliau kiekvienam jau žaidėjai. Viskam susidėta. Čia centriniai du insertai apšautais. Taip, čia jau turim korteles. Va tokie insertai įdomu. Tuoj pasiekime iš arčiau. Kortelės kokybiškos, bet kai dar įmautės pridėtos, tai tikrai yra super. Aiškios. Čia tiesiog realiai tekstas, labai minimaliai simbolika. Aišku, kas jau vers žaidimą į kitas kalbas, tai jau ką versti tikrai yra. Tai va tokios mažos kortelės. Tai spėju, šitos dvi vietos kaip tik ir telpa suslygintos. Čia gal kokie stretch golai buvo ar kas. Nes čia irgi speišikai. Kažkokie resursai ar kas, nežinau. Čia tai, ką dėsime į parodžių. Tai va tuoj kaip pavyzdį reikia parodyti, aišku. Tai va kaip pavyzdys turim šitą. Ir va taip dedasi. Labai cool. Tikrai. Kažkokie mėlyni kristalai. O, metalas. Nu jo, čia tai tikras grožis. Ir jaučiasi gerai svoris, viskas. Čia jau ne metalas, bet irgi malonus tokie. Taip, ir žiūrim, kas apačioj. Taip, tai čia bordas didžiulis. Bandysiu kažkiek parodyti. Nu, realiai, vat svarbi yra ta viršutinė dalis, kuris jūs dabar ir matot, nes daugiau visos kitos dalis, tai tiesiog tom lokacijomis yra, tai va čia, tuo apatinė, va čia, kur dedasi visos planetos. Gražus bordas. Taip, ir va čia daug viso stafo. Spėju clear markerį ant bordo ir panašiai. O dar kažkokie kubeliai mažas. Čia va kažkokie mini pegai. O čia labai gražus du. Reflektokenai kažkas tokio. Čia va dar daugiau panašių tokių. Mažiukai kauliukai jau lyginant su tokiais įprastiniais. Laivai. Va, kaip tik parodysim. Gražus, tikrai gražus. Šitų, sakyčiau, šeidinimas geriausiai. Gal to ne per daug ryškus, toks koks ir norėtų. Malonu. Čia vat kažkokia dalis, vos ne kaip į žiedą panašu. Taip, ir va čia krūva visokių dalykų. Čia kažkokie tais stikeriai įdomu, kam naudojami. Čia factionai. Tai va parodysiu, kas yra tam dideliam maišelyje. Gražus, įdomus. Nu, jo, kad čia pasirinkimų yra pilna, tai čia totalus faktas. Nu, jo, ir dabar krūva kortelę. Tai jo, greitai aš tas korteles tada jums parodau.
Nu jau, grožis. Mažas, bet grožis tikrai. Smagu, tik aš norėčiau didesnių, aišku. Jo, čia skirtingo tipo, kaip įsivaizduoju. Šiokie stiliškolai buvo. Tikrai super gražios, aiškios, va čia jau kaip sakyt neatrodo per mažai. Tikriau per mažas šriftas ar per maža kortelė, čia kaip tik taip, kaip ir turėtų būti. Jo, čia jau paprastesnis tokios. Nugarėlės galios viską. Tai va čia kažkoks bordas mini Flamecraft'o promos. Ir va čia Scrapyardas. Ko? Viskas, tiek visko daug. Tai va toks mano naujausias kolekcijos papildymas. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Jei neprenumeruojate mano kanalo, kviečiu tai padaryti. Laikinkite, šerinkite ir susitiksime kitą kartą. Iki.